Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai, dar tebegalioja pažadas leisti įeiti į Dievo poilsio buveinę. Todėl nesnauskime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes kaip ir jie esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes įtikėjusieji einame į poilsio buveinę, kaip jo pasakyta. Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jei neįžengs į mano poilsio buveinę. Nors Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo, tačiau jis vienoje vietoje yra išsireiškęs apie 7 dieną. 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano poilsio buveinę. Tad stenkimės įžengti į aną poilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Tai Dievo žodis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Ką žinom, ką esam girdėję, ką mūsų protėviai apsakinėjo, bylosim kartom būsimosioms, koks viešpats šlovingas, galingas. Neužmirškite Dievo stebuklų, kad jie iškilmingai vaikams savo bylotų, lieptų vien tik Dievu pasitikėti, neužmiršti Dievo stebuklų, įsakų jojo laikytis. Neužmirškite Dievo stebuklų, kad jie kartais netaptų kaip jų tėvai, kartą kietasprandė, maištinga, kartą turėjusi širdį nesažiningą, neištikima buvusi Dievui. Neužmirškime Dievo stebuklų. Didis pranašas atsirado tarp mūsų, Dievas aplankė savo tautą. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Morkų. Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir taip gausiai susirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kuris buvo, ir padarę skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja. Kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė: Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotajam, tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti: Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotajam: Sakau tau, kelkis, imk savo neštumus ir eik namo. Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą sakydami: Tokių dalykų mes niekad nesame matę. Tai viešpaties žodis. Yra toks žodis fantazija. Lietuviškai gal būtų išmonė, išradingumas, svajonė.
Jis susijęs su tuo, ką dar reikia sugalvoti, sukurti, atrasti. Kokią dalį fantazija turi mūsų tikėjime? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tikėjime svarbiausi dalykai yra įsakymai, taisyklės, normos, pareigos, kas seniai numatyta ir apibrėžta, tik imk ir vykdyk. Pagalvojus giliau, fantazija tikėjimo dalykuose vaidina ne paskutinį vaidmenį. Liturgija, sakramentų šventimas juk nebuvo aprašyta paties Jėzaus. Esminiai žodžiai ir veiksmai sakramentuose labai lakoniški, trumpi. Visas lydinčias apeigas reikėjo sugalvoti ir sukurti. Paskaitysim šventąjį raštą, pagiedosim giesmių, sudėsim maldavimus ir dėkojimus. Ir per šimtmečius štai kaip viskas išieškota. Kiekvienas žodis, veiksmas, viskas Dievui pagarbinti. O jei pažvelgtume į bažnyčios pastatą, koks grožis mus pasiekia iš viduramžių, romaninės ir gotikinės katedros, vėliau barokas, kiek ten kūrybos, žaismo ir fantazijos. Paryžiaus Dievo motinos katedros gaisras ir jos atstatymas leido naujai pamatyti tą meninį užmojį, kurį ne pakartoti, o tik atkurti nelengvai pajėgia viena turtingiausių Europos šalių. Stebina, o tiksliau stulbina tai, ką anksčiau žmonės padarydavo Dievo garbiai. Su kokia išmonė pagaminti vargonai, stogo konstrukcijos ir net menkiausios detalės. Naujo vienuolyno ar parapijos atsiradimas šiandien žavus tuo, kad ten viskas kuriama iš naujo. Diskutuojant, braižant, fantazuojant. Ir Dievas tai laimina. Turbūt jam pačiam gražu matyti savo vaiką, kuriant, kaip kūrė ir tebekuria jis, mūsų tėvas. Ir šventajame rašte mes skaitome istorijas, kur laimi ir yra laiminamas kūrybiškumas, fantazija. Negalėjo pamatyti per minę, įsikorė į medį. Nepraeina pro duris, lenda per stogą. Bažnyčia graži, kol joje yra tos kūrybinės energijos. Kol į Dievo žodį, liturgiją, evangelizaciją, kitą žmogų žvelgiama kaip į dar pilnai neatskleistą paslaptį, kuri turi jėgos nustebinti ir apreikšti kažką naujo, nežinomo, netikėto. Vienuolyno vyresnioji apmaudavo, kad pasigenda seserų fantazijos ir norų. Tiek užakcentuotas paklusnumas, kad paklausus, o ko tu nori, žmogus nepajėgia atsakyti. Tie jauni vyrai iš Evangelijos plėšiantį stogą mums yra pavyzdys. Nesustok, jei nepasisekė iš karto ir nenusimink. Yra dar kitų variantų. Ir galbūt, kad jie ir tavo tikėjimą paaugins, ir Dievą pradžiugins. Išvydęs jų tikėjimą, akcentuoja evangelistas Morkus. Vadinasi, Jėzui tai padarė įspūdį, panašiai kaip šimtininko ar sirofinikietės moters tikėjimas. Tikėjimas, kuris neapsiriboja taisyklėmis ir nesustoja, kai nebėra instrukcijų, ką daryti toliau. Žmoguje yra Dievo dvasios, kuri įkvepia ir veda, ir išveda, be tako ir be kelio. Dievo dvasia bažnyčioje veikia ir iš viršaus, per hierarchiją, turinčią šventosios dvasios patepimą, ir iš apačios, per paprastus žmonės, kaip tie šeimininkaujantis ant stogo, ar tas įsikoręs į medį. Didžiojo meilės įsakymo įvykdymui reikia ištikimybės, kantrybės, daugybės taisyklių laikymosi, bet to neužtenka. Reikia ir fantazijos, ir išradingumo. Meilė visada išradinga. Ji pranoksta pareigas, draudimus ir taisyklės. Ji siekia daugiau. Ji trokšta visko, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Dėl asmens ir dėl santykio.
Ir kaip vienas bičiulis apibendrino, kas yra krikščioniško tikėjimo esmė, jam užteko 2 žodžių - asmuo ir santykis. Nors šiaip tai užtektų ir vieno iš didžiosios J, jame viskas sutelpa. O mums niekas ten nesutrukdo pas jį eiti ir kitus nešti. Per duris, per langus, per stogus ir kitais neprašytais būdais. Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.